Sveikas Mindaugai, sveikinam dar kartą su premjera. Ačiū. Geras filmas, patys eisim. Tai VGTU studentų atstovybė vykdom projektą prieš akademinį nesąžiningumą, nusirašinėjimą, plagiavimą ir norim sužinoti tavo nuomonę apie tai. Mano nuomonė apie nusirašinėjimą yra, kad nusirašinėti negalima. Nereikia ir čia kaip narkotikai. Nereikia vartoti jų, nereikia nusirašinėti. Supratom. Kaip tu manai, kokių įgūdžių galbūt netenka studentas nusirašinėdamas, kokių įgūdžių galbūt įgyja tuo pačiu? Nereikia slėpti, iš tikrųjų, įgūdžių nusirašinėjant įgyti galima taip pat, bet turbūt ne tiek daug, kiek pasišvenčiant ir iš tikrųjų pasižadant tiek savo, tiek visuomeniai, kurioje tu gyveni ir egzistuoji, visgi mokytis. Nes mokslas žmogų puošia, o narkotikų vartoti negalima. Supratom nuomonę ir... Jeigu rimtai, tai aš galvoju, kad nusirašinėti yra, kaip minimum nesąžininga. Nesąžininga ne tik tai, ten tarkim, ar grupiokų, ar kažkokių tai dėstytojų, ar tėvų galų galiausiai atžvilgių. Nesąžininga yra tai savo paties atžvilgiu. Nes galvoju, kad tie studijų metai, iš tikrųjų, kelis tuos metus, jeigu susiemus rimtai ir pasimokius, išmokus iš tikrųjų tą dalyką, kurį tu atėjai čia mokytis, nenusirašinėjant, tenai ne per daug laiko skiriant pramogoms, tuos kelis metus, galima iš tikrųjų gauti gyvenimiškai labai svarbią patirtį ir apskritai įgūdžius ir žinias. Ir atrodo taip labai paprasta, 4 metus pasimoky, turi bakalaurą. Dar 2 metus, pasimoky, turi magistrą. Dar pasimoky kažką, turi dar 2 bakalaurą. Dar pasimoky, turi 2 magistrą. O gal ir 3. Jeigu rimtai, tai hebra, kas čia per nusirašinėjimas? Pasimokykit, nėragi taip sunku iš tikrųjų. Tikrai. O tu nusirašinėjai kada nors? Ne. Nei mokykloje, nei universitete? Mokykloje nebent. Atsimeni, ką nusirašinėjai? Neįdomius dalykus. Kas tai buvo neįdomu? Geografija. Visi mes savotiškės. Aš irgi nusirašinėjau kelis kartus taip, turiu prisipažinti. Kur kada nepasakysiu, bet man nepatiko. Tai aš tada mokiausi. Supratom. Kaip manai, ar darbdavys, sakykim, pastebi tą nesąžiningą studentą jau, kai jisai, tarkim, lipa karjeros laiptais? Darbdavys, jisai, aišku, nuo darbdavio labai priklauso, bet paprastai darbdavys tai nėra kažkoks tai debilas ar idiotas. Tai yra žmogus vadovaujantis, gal net ir sukūręs verslą ar kažkokią tai veiklą, kuris iš tikrųjų stengiasi pažinti žmogų prieš priimdamas į darbą. Ir manau, kad nėra atmestinas dalykas, kad negalima atmesti to, kad darbdavys gali pastebėti, kad studentas, tapęs kažkokiu tai specialistu, galbūt ne iki galo yra įsigilinęs į tą dalyką. Jisai gali, būdamas pats profesionalas toje srityje, gali užduoti kelis klausimus, iš kurių iš tikrųjų labai gerai pasimatys. Žmogus supranta, ką jisai daro ar nesupranta. Ir čia toksai vėl kaip egzaminas gaunasi. Gyvenime egzaminai nesibaigia. Gyvenime egzaminai tęsiasi. Nevartokite narkotikų, žmonės. Ir paskutinis, kadangi sesija įsibėgėjo, ką norėtum palinkėti VGTU studentams būtent sesijos proga? Kaip pats buvęs VGTU studentas. Mes su ją neturėjom labai vieną. Ne. Ką aš čia galėčiau palinkėti? Iš tikrųjų palinkėti norėčiau, kad žmonės studijuotų tai, kas jiem yra įdomu. Tarkim, kad tu nesusidurtum su geografija niekada gyvenime. Ne. Kad iš tikrųjų, kad žmonės studijuotų tai, kas jiem yra įdomu ir stengtųsi mažiau daryti tai, kas jiem yra neįdomu. Todėl, kad niekam yra nereikalingas
kažkoks tai priverstinis, ten triūsas, kažkokios tenai kančios, kažkokie tai, nežinau, pasijuokojimai, ten niekam yra neįdomus. Geriausia yra daryti tai, kas tau yra įdomu. O kai darai tai, kas tau yra įdomu, tai vienas dalykas tai yra malonu, kitas dalykas, net ir toksai dalykas kaip sesija pasidaro jisai, tiesiog šventė. Dėl kad tai yra proga dar labiau pasigilinti į savo sritį, susitikti su tos srities specialistais. Galbūt jau ir tarp studentų tokių yra specialistų, tai ne tik tai su dėstytojais, kurie yra tos srities specialistai. Karočią, palinkėt noriu, kad visiems viskas sektųsi. Ir ateikit filmą pažiūrėti. Geras filmas. Dėkui, Tomai, labai. Ačiū.